Projektas artėja prie pabaigos. Liko tik viena savaitė ir čia, Kiaukliuose, kursis nauji namo gyventojai. Vos prieš 2 mėnesius po gaisrinių tyrimų centro mokymų čia vyko griovimo darbai, nebuvo nei grindų, nei stogo, nei langų. Šiandien šioje vietoje stovi beveik baigtas, modernus, ekonomiškas namas. Pasikeisdami projekto rėmėjai ir partneriai skuba pabaigti darbus, kad išsipildytų didžiausia vienos iš 3 projekte dalyvaujančių šeimų svajonė. Balsavimas jau sustabdytas. Dabar liko tik pamatyti, ar pavyks namus įrengti laiku ir kuriai šeimai bus įteikti svajonės kvadratu namų raktai. Įmonės Labasta vadovas Laimis Bačiulis praėjusią savaitę namo dekoro darbus vykdė bemaž ekstremaliomis sąlygomis, pliaupiant lietui. Tačiau šiandien jau galime matyti, kaip atrodo namo išorė be apsaugos nuo lietaus priemonių. Tai teko jums padirbėti ekstremaliom sąlygom, ne, kad jau atrodytų kaip daugiau mažiau svajonė šitas namas? Jo, kaip tik pradėjom daryti apdailą, užėjo lietingos tos dienos, teko apsidengti, saugotis nuo lietaus. Nes per lietų negalima tokių dalykų dirbti, dažniausiai tiesiog nulyja ir vėl per naują dirbi tą darbą. Bet čia yra toks pastoviai tokių metų laikų tokie darbai, visą laiką reikia užsidengti, apsisaugoti nuo lietaus, tiek ir vasarą reikia saugotis nuo saulės, reikia dirbti šešėlyje, nes dažniausiai tada blogai pasidengia tas dekoras. Profesionalų kasdienybė, žodžiu. Jo, čia jau įprastas dalykas. Pasirūpinot ir langokraščiais jau, ar ne? Apie tą procesą šiek tiek papasakokit. Jo, langokraščiai teko apsišiltinti ir, kaip ir visuomet apsišiltina langokraščiai, užsiarmuoja, užsideda dekoras, kaip ir visa fasado plokštuma. Žodžiu, teko paplašėti, teko klijuojant polistirolą prasilyginti nemažai, nes sienos labai kreivos buvo, tai vietomis neteko. Bet dabar jau nebekreivos. Dabar jau ne. Teko ir 2 sluoksniai paklijuoti, kad išsilyginti. Šitas lauko statinys, kuris yra čia taip šiek tiek toliau, irgi jūsų darbas, kad jisai taip atrodo dabar. Jo, pridėjom ir prie jo ranką, kad jisai estetiškai gražiau atrodytų. Apsukom naują skardą ir bendras vaizdas gražesnis. Namo išorės apdailos darbai baigti. Taip pat naują vaizdą įgavo ir sandėliukas. Sutvarkyta kiemo aplinka, išlyginta žemė. O ant stogo atsirado ir nuo žiemos pavojų saugančios sniego gaudyklės. Dabar toks lietingas laikotarpis, bus snieguotas laikotarpis Lietuvoje netrukus. Ir nuo to namas jau apsaugotas praktiškai, teisingai? Taip, turim ant stogo sumontuotas sniego gaudyklės, kur dažniausiai sulaiko sniego kiekį, kad jis tiesiog ant galvos nenukristų. Tiek tie baigimieji darbai jau tokie, lietvamzdžiai kabinami šiuo metu. Ir viskas jau į pabaigą. Tai per savaitę spėsim? Liko nedaug laiko. Tikėjot nuo pat pradžių? Buvo visokių minčių, kaip ir kalbėjom ankstesnėje laidoj, kad galbūt reikės darbuotojų kiekis didinti viską, bet pakankamai normaliai susisukom. Išsisukot ir susisuksim. Ir susisuksim, jo. Gerai, ačiū labai. Prašom. Laimis nusiteikęs optimistiškai. Visi tiki, kad įmanoma namą baigti laiku. Viduje jau darbuojasi įmonė City Light. Jie rūpinasi visą namo elektros instaliaciją. Aš atstovauju City Light įmonę, dar žinoma kaip UAB apšvietimo idėjas. Šiame projekte prisidėjome prie visų elektros instaliacijos ir apšvietimo darbų. Na, kaip matome, liko darbų tikrai minimaliai. Šiuo metu beliko tik tai miegamojo žibintai, šviestuvai ir 2 vonios šviestuvai, o visa kita, kaip matote, yra atliktas šiuo metu. Šviestuvai, jungikliai, rozetės, viskas jau savo vietose. Liko keli smulkus darbai ir artimiausių metų elektros instaliacija bus baigta. Na, jeigu per 2 mėnesius beveik nuo nulio namą atkūrėme, tai tiek darbų likus, iš mūsų komandos pusės, aš manau, net rytoj
iš mūsų pusės bus baigta, matau kolegos irgi sparčiai juda į priekį, tai manau pilnai baigsim viską reikiamų laikų. Nors šventiniu laikotarpiu City Light komanda turi daug darbų ne tik įrengiant būtų ar namų elektros instaliacijas, bet ir puošiant Lietuvos ir Europos miestus, jokie iššūkiai jų negazdina. Taip, tai kalėdiniu laikotarpiu mes mūsų įmonė turi silpnybę puošti miestą, kaip aš sakau, visą didžiausią grožį, kurį matot kalėdų laikotarpiu, viskas yra daroma mūsų rankomis. Tai iššūkių, sakykime, gal puošyboje yra daugiau, nes tenai menininkai, vizionieriai tiesiog duoda tau minčių kratinį, o mums reikia įgyvendinti. Šiuo atveju, šiame projekte mes turime planus, mes turime aiškę veiksmų eigą ir kadangi esam savo srities profesionalai, tai mums yra ganėtinai paprasta tokio masto objektus įrengti greitai ir kokybiškai. O jau puošyboje jau reikia daug galvoti, spręsti dalykus vietoje, kur atrodo viskas paprasta, žmonėm ten atrodo 7 metrų mėnulį pastatyti čia 1-2 valandas, tačiau kvieti 2 bokštelius, po 2 žmonės kiekviename bokštelėje, sinergija turi būti, viena klaida, viskas gali sugriūti akimirksniu, tai taip, puošyba reikalauja, manau, daug daugiau nestandartinių sprendimų ir kelia daug daugiau iššūkių. Namie jau įdiegta saulės elektrinė. Šiandien įmonė Vesla Heating, kuri atsakinga už šilumos siurblių ir kondicionierių montavimą, namuose baigia įdiegti šildymo ir oro kondicionavimo sistemas. Tai papasakokit, ką Vesla įdiegė šiame name? Vesla įmonė priėmė sprendimą įdiegti šilumos siurblį oras vanduo ir atskira sistema tai būtų kondicionavimo įranga. Esminiai skirtumai galbūt tarp šitų sistemų yra tai, kad šilumos siurblys oras vanduo jisai užtikrina reikiamą šilumos kiekį šaltuoju metų laikotarpiu ir komfortabilės temperatūras, o kondicionavimo įrangą šituo atveju pasirinkome, nes šitas sprendimas užtikrina vasaros laikotarpiu, kada mes turim lauke tą pakankamai tropinį karštį, ir kad namuose būtų ta komfortabili 22, 23, 4 laipsnių temperatūra, tai tam yra skirta kondicionavimo įranga. Dėl to mes turim 2 atskirus lauko blokus, kadangi jie atlieka skirtingas funkcijas šitame name. Oras vanduo, paminėjot, kodėl ne kietasis kūras, pavyzdžiui. Koks skirtumas yra? Keičiasi inovacijos, ar ne, visuomenė tobulėja, atsiranda nauji technologiniai, ekologiški sprendimai. Kada mes dažnai diskutuojam su klientais, ar ne, kodėl likti galbūt prie kieto kuro ir kodėl nelikti, kodėl rinktis alternatyvius šilumos šaltinius, tai visada mėgstu ir pajuokauti sąlyginai, kad su šiom technologijom mes išvengiam 10 metų, galbūt ar ne, tų vergovės metų kietam kurui, tam katilui, kuris ne tik, kad kaimynus, ko gero, vakarais erzina su savo išmetamais kvapais, pereinam prie atsinaujinančios energetikos, nes šilumos siurbliai oras vanduo, jie visapusiškai išnaudoja lauke esančią teigiamą temperatūrą ir lauko bloko pagalba, kompresoriaus pagalba ją perneša į namo vidų. O namo viduje jau stovi naujas šilumos siurblys. Tai su kolegom buvom lauke, kaip susiję tai, ką matėm lauke, su tuo, kas yra čia. Šią sistemą šilumos siurblio sudaro 2 dalis. Lauko įrenginys, kuris ima energiją iš lauko oro ir viduje įrenginys, kuris skirtas tą energiją perduoti vandeniui ir kažkur tuomet ją panaudoti, pavyzdžiui, ruošiant buitinį karštą vandenį arba šildant namus per grindinio šildymo sistemą ir radiatorius kaip pavyzdys. Koks būtent šitos sistemos jūsų įdiegtos yra pranašumas? Iš tikrųjų, privalumų galima būtų surasti labai daug, bet turbūt tokie pagrindiniai, tai yra labai patogus valdymas, nieko nereikia daryti, nei rūpintis malkom, nei granulėm, bevirkėtais ir panašiai. Kartu su saulės elektrinė gaunama labai didelė nauda, nes labai minimalūs kaštai elektros energijai. Ir aišku, užtikrinamas visokiojopas komfortas, tai renginys, kuris ir paruošia vandenį, ir sušildo namus. Ir lygiai taip pat gali prisidėti prie vėsinimo pastate. O kas yra tokių įrenginių viduje ir kaip veikia toks daiktas? Iš tikrųjų, kaip ir kiekvienam katile, ten yra visi pagrindiniai hidrauliniai komponentai, cirkuliacinis siurbliukas varinėja vandenį, elektriniai šildytuvai, kurie gali veikti avariniu atveju arba kuomet trūksta įrenginiui galios, išsiplėtimo indai ir ten galima eiti iki smulkmenų. Bet aišku, tokio įrenginio didžiausias elementas viduje yra karšto vandens talpa,
kuri čionais yra nerūdyjančio plieno, tai užtikrinamas jos ilgamžiškumas. Prie visų naujausių technologijų šiame name prisideda ir išskirtinė oro kondicionavimo sistema. Ir papasakokit, kaip šiame name veiks kondicionavimo sistema. Kondicionavimo sistema čionais irgi yra išskirtinė. Samsungas pasižymi tuo, kad turi Windfree technologiją, kuri leidžia... Kaip tai verčiasi? Windfree, tai jeigu tiesiogiai išversti, tai yra be vėjo. Apie 23 000 mikroskilučių yra šiame korpuse, tai palengva skleidžiant vėsą, neįleidžiasi ir komfortiškai vėsina patalpą. Be abejo, tai yra ne tik vėsinimui skirtas įrenginys, jis lygiai taip pat gali veikti ir šildymui, kuomet norima greitai galbūt pasiekti kažkokią temperatūrą patalpoj. Nes, kaip žinia, grindys vis tiek yra inertiškos ir tas gali užtrukti. Su tokiomis technologijomis šiame name bus galima gyventi ekonomiškai, išmaniai, šiuolaikiškai. Namo viduje darbai taip pat juda sparčiai. Tai va čia, kur mes dažėm sieną, man atrodo, ir čia šitas brokas jau yra šiek tiek pataisytas plytelėmis. Durys įstatytos, fantastiškos. Pagaliau jau galim matyti duris. Taip. Dar vienas duris galim matyti. Ir kas čia dar? Ir vis gražėjantys kambariai. Lauksim, kol apstatys ir jau turėsim pilnus namus. Neįtikėtina, kad Kas per nors tokį turės. trumpą laiką. Taip, Kas nors turės. Taip, turėtumėmės ir kažkuri mes turėtume, šeima. bet, Jau visur baltuoja tempiamos lubos, kai kurie pastato balkiai yra papuošti apdailą, kiti išsaugojo savo autentišką išvaizdą. Kambariuose kol kas į dėžę sudėti baldai ir visur saugiai uždengtos naujos namo grindys. Na, Ignai, užėkime į kambarį. Čia. Kur turime grindis? Jos Taip. labai gražios, bet jų nesimato. Taip, turime išpakuoti jas. ar Aš ne? jaučiu, kad gražios, bet įsitikinkim tuo. Įsitikinkim gerai. Gal kažkaip... Plėš, nuo ką jau čia? Sargiai nešiukšime. Labai noriu atkreipti dėmesį, kad nuostabios grindys. Šviesios, Patvarios. Šviesios. mus išlaiko. Mane svarbiausia, kad jis laiko. Gerai, aš atnešiu pirmąjį baldą. Žinodamas, kad darbus atlieka turiužalo.lt komanda, tai kažkaip ir tikėjau tuo netikėtų dalykų, neįtikėtinų galbūt dalykų, bet kadangi didžiausios statybos gyvenime, su kuriuom yra tekę susidurti, yra tokia mėgėjiška vieno kambario būto rekonstrukcija, kurioje pačiam teko sudalyvauti, tai jinai daug ilgiau užtruko ir ten daug mažiau darbų reikėjo atlikti negu čia. O aš atnešiau pirmąjį baldą į šį Taip, kambarį. kągi tu čia atnešei? Pažiūrėkim. O, prašau. Taip, čia yra rėmas. Skalbinių o džiovyklė. Čia yra pirmoji kėdutė šitame kambaryje. Čia fotelis. Fantastika. Netgi ne kėdutė, duok padėsiu. Galima gal iš karto naudoti. Labai patogu paskui persinešti. Sėsk! Na, gerai, pasižiūrim, jeigu ką Pasižiūrim, ar atlaiko. O, puikiai fantastika. atlaiko, po tiek vargo plėšiant popierių. Galima Čia tiesiog pats atsisėsti, tas yra. patogiai pasėdėti, ar ne? Ir Ir žiūrėti per šitos į... nuostabius langus. gamtą. Toks kaip kokia Monakė jausmas. O, fantastika. Lietuvos Monakas, kiaukliai. Kad gyvenančiuose namuose būtų kuo mažiau rūpesčių ir pavojų, namo saugumu rūpinasi įmonė Stepcam. Taip, tai jūs atvykote į Stepcam prekybos saloną Kubiliaus gatvė 16. Įmonė užsiima 3 dalykais. Tai konsultuojam ir parduodam įrangą, diegiam tai, ką parduodam ir aptarnaujam. Pagrinde parduodam apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemas ir kitas silpnus ragų sistemas. Tai jeigu šiek tiek prasiplečiant, tai apsauginė priešgaisrinės signalizacijos, vaizdo stebėjimo sistemos, įeigos kontrolės sistemos, pakeliami kelio užtvarai, vaizdo telefonspynės, elektroniniai ryšiai, pasikalbėjimo sistemos. Ką mes pas jūs čia matome ant stendo? Čia matot populiariausią įrangą, kurią diegiasi šiuo metu Lietuvoje žmonės, bet tai toli gražu nėra galutinė įranga. Ta prasme, matom keletą prekės ženklų, bet mūsų įmonė diegia ir gerokai daugiau kitų. Tiesiog pozicionuoti visko ribotoje erdvėje nėra galimybės. Ką dažniausiai perka, galbūt, ką dažniausiai pasiūlote? Jeigu kalbant apie vaizdo stebėjimo sistemas, tai Hikvision visam pasaulyje yra prekės ženklas numeris 1, neišimtis ir Lietuva. Čia, kur stovim prie stendo, tai yra galutiniam klientui, daugiausia namų ūkiam skirtos kameros ir įranga. Ar dabar žmonės saugo savo namus? Ar tai pasikeitė, ar tai išpopuliarėjo?
Taip, aš manyčiau, kad labai stipriai populiarėja apsaugos sistemos. Tai jeigu kalbėsim apie gyvenamosius namus, tai šiais laikais praktiškai kiekvienas namas dėgiasi apsaugos signalizacija. Sakykime, kameros tai yra toksai on top papildomas dalykas, kur, sakykime, žmonės, kurie turi didesnius biudžetus dėgiasi, bet apsauginė signalizacija būna praktiškai visur. O lygiai grečiai kartu su apsauginė ir priešgaisriniai detektoriai. Įmonės Stepcam vadovaujasi filosofija, kad laimi besidalijantis. Tad ilgai nesvarstė, prisijungė prie projekto Svajonė kvadratu. O name įmonės darbuotojas jau diegia belaidžius dūmų detektorius. Tai parodykit, ką išskyrėte mūsų namui iš įrangos. Tai kalbant konkrečiai apie šį atvejį, parinkome ukrainiečių gamintojo Ajax belaidę sistemą. Tai bus apsauginė belaidė sistema su belaidžiais detektoriais ir lygiai grečiai tame tarpe bus ir belaidžiai dūmų detektoriai. Tai sumontuosime centralę, tūriui stebėti judesio detektorius, perimetrui uždengti ant įėjimų magnetinius kontaktus, na ir gaisro prevencijai belaidžius dūmų detektorius. Tai vadinasi, šeima galės gyventi saugiai ir nuo vagių, ir nuo gaisro. Jo, tai pirmiausia apsauginė signalizacija ir jos sirena, kuri sumontuojama ant fasado, yra puikia prevencinė priemonė apskritai, kad atbaidyti vagis. O jeigu jau kažkas tai įsibrovė, tai jinai tikrai siūs signalą ten, kur reikia, tai siūs į aplikaciją gyventojui, jeigu bus prijungta prie centrinio stebėjimo pulto, siūs signalą saugos tarnybai ir bus galima atitinkamai reaguoti. Na, o priešgaisriniai detektoriai jie veikia visą parą. Tai net ir miegant, jeigu kažkas tai bus trumpas jungimas ir pradės kilti dūmai, tai tikrai prikels visus gyventojus ir leis bent jau evakuoti saugiai, o galbūt ir užkirsti kelią apskritai gaisrui. Ačiū Jums, kad rūpinatės mūsų saugumu. Kad tik pagelbėtų. Name tęsiasi baigiamieji darbai. Projekto idėjos autorius Vytautas Binkauskas džiaugiasi, kad iki pabaigos liko visai nedaug. Kaip matome, jau turim pilnai užbaigtą plyteles, užfuguotus tarpus, beliko sumontuoti dušo kabiną, kriauklę, unitazą. Šiuo metu laukiam, turėtų neužilgo atvažiuoti ir pradėsim montavimo darbus. Vonios kambario įranga į namą atkeliauja iš įmonės Oninen. Oninen yra Suomijos koncernas. Netaip seniai atšventėme savo 100-metį, o nuo 2016 metų prisijungėm prie Kesko grupės ir tapome jos dalimi. Oninen prekiauja santechnikos ir šildymo prekėmis, vonios kambario įranga, vėdinimo, ventiliacijos įranga, elektrotechnika, saulės baterijos, automobilių pakrovimo stotelės įrankiai, taip pat turim platų prekių pramonėje asortimentą. Gal šios laidos kontekste norėtume paminėti, kad taip pat sandėliuose pasilaikome ir prekiaujame priešgaisrinėmis sistemomis komerciniams pastatams, tai būtų vamzdynai, priešgaisrinės spintelės ir panašiai. Oninen dirba su visais klientais, ar tai būtų fizinis asmuo, ar statybų įmonė, ar montuotojas. Jų tikslas, kad klientas galėtų rasti viską vienoje vietoje, o produkcijos išties nemažai – per 40 000 pozicinių prekių. Dalis jų lieka sandėliuose Suomijoje, o dalį galima rasti ekspres taškuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Skandinaviška produkcija visada garsėja savo ilgaamžiškumu. Tai visada praktiška, visada ilgaamžiška ir visada pritaikoma. Tai mūsų rinka yra pakankamai panašiai Suomių, tai mes tikrai labai daug produktų galime prisitaikyti savo rinkoje. Tai mūsų misija šiame projekte buvo padėti įrengti vonios kambarį. Tai iš savo pusės skyrėme keramiką, tai yra praustuvus ir unitazus, maišytuvus, virtuvės plautuvės, sukomplektavimą dušo zoną ir pasirinkome Ideal Standard gamintoją. Šis gamintojas yra puikiai žinomas visame pasaulyje, garsėjantis ne tik savo patvarumu ir ilgaamžiškumu, bet ir geru dizainu. Ideal Standard turi visą gamą nuo botinkinių rėmų iki keramikos ir maišytuvų, kas mums leidžia sukurti vientisą vonios kambario įvaizdį. Ideal Standard dirba su labai daug žinomų pasaulio dizainerių, o šiuo metu atsakingas už produktų dizainą yra labai gerai žinomas Italijoje architektas ir dizaineris Roberto Palombo. Kas liečia ilgaamžiškumą produktų, tai kaip pavyzdys keramika yra skiriama 25 metų garantija, kas yra tikrai labai daug, o maišytuvus Ideal Standard gamina pagal labai aukštus reikalavimus, kas pagrindinė maišytuvų sudedamoji dalis yra kartridžas ir jis viršė Europos standartus net 4 kartus. Tai reiškia, kad tas maišytuvas jums 4 kartus ilgiau laikys. Kiaukliuose esančiame name jau montuojama Oninen įmonės įranga. Visada yra smagu daryti gerus darbus. Gavome pasiūlymą iš jūsų komandos ir net nedvejodami prisijungėme, nes prieš kalėdinį laikotarpį tikrai visiems norisi padaryti kažką gero ir čia tikrai buvo toksai mums tinkamas ir laiku pasiūlymas ir už tai labai norėjome ir jums padėkoti, kad mus pakvietėt ir čia tiesiog net nekyla klausimų.
tikrai reikia dalyvauti tokiuose ir skatinu visus kitus. Liko tik savaitė iki šio projekto kulminacijos. Į įmonės triužala.lt biurą jau atkeliavo visi portale lrytas.lt balsavusiųjų balsai. Taip pat ir rėmėjų bei projekto partnerių balsai. Jie bus susumuoti ir paskelbti procentais. O 2 nelaimėjusios šeimos projekto organizatorių sprendimu taip pat gaus rėmėjų dovanas ir čekius. Tai ką, atėjo lemiama akimirka, kai sužinosim žiūrovų ir mūsų partnerių balsus. Tai tegu ateina ta tiesos akimirka, Vytautai. Tai ką, bandom išpakuoti ir žiūrim, kokie yra rezultatai. Namas realus šiek tiek didesnis negu šitas, bet šiame slypi visa tiesa. Ir čia užrašytas projekto likimas. Taigi, susumavom balsus žiūrovų, kurie balsavo portale lrytas.lt bei partnerių. Ir rezultatai yra tokie. Viena šeima surinko 17%, kita šeima 21% ir trečia 62%. Šia ryškia persvara. Šia ryškia persvara laimėjo. Palikime žiūrovom intrigą, o jūsų paprašysiu kartu su manim vykti, šeimai praneš, kad jie yra svajonės kvadratų nugalėtojai. Bent jau mes sužinosim šiek tiek anksčiau negu žiūrovai, o jūs paliekam kabėti. Jau tuoj šio projekto atomazga. O kitą sekmadienį į visiškai baigtą namą žengs projektą laimėjusi šeima.